Bet jeigu dabar reikėtų man atsakyti klausimą, kas yra tiesa, aš tikriausiai keletą tik tai atsakymų galėčiau pasiūlyti be didelių abejonių. Štai vienas. Tiesa yra tai, kad aš esu visiškai pasimetęs čia ir dabar. Bet jeigu klaustumėm, ar tiesa yra, kad šiandien Ukrainoje ukrainiečiai rytinėme pakraštyje kovoja už kokią nors naująją Rusiją, tikriausiai būtų mažiau aišku. Dar vienas teiginys, kad kai aš galvoju apie mokslinės ir religinės tikrovės pažinimo prieigas, aš iš karto pamastau ir esu pamokytas po šitos valandos Naglio paskaitos, kad visi mokslininkai yra tikintis. Be išlygų visi mokslininkai yra tikintis, tik ne visi religingi. Kartais galimas dalykas, kad yra kokios nors religinės įsivaizduojamos praktikos, kurios beveik neturi tikėjimo. Dar vienas dalykas, kad mokslinės ir religinės tikrovės pažinimo prieigos, ko gero, yra visiškai paprastai paaiškinamos, jos nieko bendro neturi tarp savęs. Jos nesusiliečia tiesiog. Jeigu mes žodį mokslas suprasim taip, kaip įpratę lietuviai, pernelyg viską į vieną supildami, angliškai būtų paprasčiau išsireikšti sciences ir humanities, ar learning, ar kas nors panašaus, atskirtum humanistiką. Ir net tai, ką Naglis kalbėjo atskirai nuo fizikos, nuo tiksliųjų kokių nors gamtos mokslų tyrimų, tai tada būtų truputėlį gal ir lengviau pasakyti. Na, tarkim, tikruose moksluose tų pačių rezultatų prieina arba pasiekia ir tie, kurie yra visiškai nuoširdžiai religingi ir praktikuojantis mokslininkai, ir tie, kurie įsivaizduoja, kad jie yra visiškai agnostikai. Ir jie susikalba. Čia nėra jokio kokio nors ypatingo netikėtumo ir ko gero būtų banalu įrodinėti, ką nors priešingai. Tuos pačius bendruosius mūsų tikrovės ar gamtos ar kokių kitokių sričių paaiškinimus tikriausiai turėtų ir vieni ir kiti ir tikriausiai draugiškai kalbėtųsi vieni su Dievu ir tikėjimu, kiti be jo. Bet kai mes artėjame prie mokslų, kurie yra vadintini humanistika, čia viskas susijaukia. Kadangi humanistika, nepaisant to, kad podažniai vis tiek naudoja protą, logiką, dedukciją, kartais, ne visą, jinai yra tokia, kad čia tyrimas ir gyvenimas tyriančiojo yra beveik vienas ir tas pats. Tai yra tokia tyriamoji veikla, kurioje tyriantysis ir tyriamasis gali susilieti. Na, literatas, kalbėdamas apie kokius nors įsivaizduojamus kūrinius, arba istorikas, kuris kalba apie kokius savo mėgstamus herojus arba kokius nors procesus. Kai kas sakytų, kad neįmanoma tyrinėti kultūros pačiam truputėlį nekultūrėjant. Arba jeigu tu šitaip nedarai, tai tu nei velnio nesupranti net tame, ką rašai. Taip sakant, yra tam tikra vienovė. O man atrodo, kad kaip tik religinio jausmo arba tokio religinio tikėjimo ir humanitarinio mokslinio tyrimo vietoje ir yra didžiosios problemos, kas yra tiesa. Kaip dieviškosios ar virš mūsų esančios kažkokios prigimtis tai gali įtakoti. Čia yra rimtas klausimas, nes manau, kad tas klausimas apie mokslinio ir religinio požiūrio sankirtas visados bus ne laboratorija, o gyvenimas. Ir čia gyvenime tai yra lemtingas klausimas, nes svarbu yra ne tik tai, ką gali įrodyti skaičiais, arba net tai, apie ką tu sakai, kad tiki, bet svarbu yra tai, kaip tu padarai, kaip tu gyveni, kaip tu pasielgi. O kaip koks nors humanitaras, panašus į Zygmundą Baumaną, sakytų, mes galėtumėm daug knygų parašyti ir jas skaityti apie
masinės žudynės antro pasaulinio karo metu arba holokaustą, bet iš tikrųjų sužinot galėtumei tik pilnai įsivaizduodamas, kaip tu padarytumei, jeigu į tavo duris naktį pasibelstų mirtinam pavojuje atsidūręs vaikas. Ir tau už išgelbėjimą grėstų mirtis ir tavo vaikams.